Seimo nariais iškelsit, kad galėtumėt iškelti savo kandidatūrą? Kiek reikia metų? Yra parašyta ten irgi tvarka yra, kaip vyksta rinkimai, ir ten parašyta, kad reikia būti Lietuvos Respublikos piliečių ir būti sulaukus nuo tam tikrą amžiaus. Tai kaip jums atrodo, nuo kiek metų jau galėtume? Nuo 21 vat yra tokia data jūsų rinkimai susijus. Į Europos parlamentą jūs galėsit kandidatuoti. O į Seimą reikia dabar pagal 18 sulaukę, jūs galėsit dalyvauti rinkimuose, visi, kuriuose bus, kurie dar nuo 18, atiduot galėsit savo balsą už vieną ar kitą kandidatą, o jau kad patys galėtumėt iškelti, dabar yra toks rinkimų įstatymas ir ten parašyta, kad kandidatas rinkimų dieną turi būti ne jaunesnis kaip 25 metų. Atsiprašau, čia galima fotografuoti? Fotografuoti galima visur, kur jūs norėsit, ar vieni kitus. Tai tik taip, jeigu norėsit bendros nuotraukos, pasakysit, aš palauksiu, jeigu kai kur galėsiu ir šviesą uždegti. Taip. Na tai jau mes dabar aptarėm, kiek Seimo narių dirba ir stebėsim, keliausim į plenarinių posėdžių salę. Na, o ekskursiją pradėjau salėje, kuri vadinasi spaudos konferencijų salė. Ar žinot, kas yra spaudos konferencija? Tai va, spaudos konferencijoje, šioje salėje, tai Seimo nariai bendrauja su žurnalistais ir jiems pristato savo parengtus įstatymų projektus. Kitaip tariant, spaudos konferencija yra susitikimas su žurnalistais. Tai va, ir šita tvarka yra taip pat reglamentuota, daug taisyklių yra Seime, tai per spaudos konferenciją, čia kur dalis jūsų įsikūrė dirba Seimo nariai, atsisėdė. Salėje vietas užima žurnalistai atstovaujantis įvairiausiams dienraščiams, interneto svetainėms, televizijoms ir Seimo nariai 15-20 minučių po pusvalandžio pristato savo parengtus įstatymų projektus, o likusį laiką žurnalistai užduoda klausimus ir po to jau visi Lietuvos žmonės tą pačią dieną per radiją, televiziją, kitą dieną spaudoj sužino, kokie sprendimai buvo priimti. Tai čia trumpai tiek klausimų, kokių gal man turi. Kol kas viskas aišku, tai keliausim į plenarinių posėdžių salės balkoną ir pažiūrės, prašau. Nuo kiek metų galima tapti prezidentu? Lankysim, jeigu bus neužimta prezidento salė, reikia